Valio. 3 nematomi moters elgesio modeliai, kurie žlugdo santykius. Moteris, nepykite, Milda Sabienė šiandien duos labai gilią informaciją, kuri gali pagelbėti jūsų santykiams, išgelbėti kartais santykius, išgelbėti ir jūsų gyvenimą. Tai jinai ne pati gelbės, bet gelbės tą informaciją ir šiandien žengėte pirmą žingsnį. Pirmas žingsnis link jūsų transformacijos, meilė savo, savivertės kėlimo, tiesiog daugiau džiaugsmo, priėmimo savęs ir gyvenimo ir santykių, kokie bebūtų. Antras žingsnis bus Mildos internetiniai kursai, tai norėsite, išsirinksite ir keliausite ir daug tikrai patirsite malonaus, smagaus ir gero. Tai labas, Milda, ką šiandien parašai? Labas. Nu ką, šiandien paruošta tema apie tos nematomus elgesio modelius, kurie žlugdo santykius. Ir ta tiesa, žinai, kurią mes kaip moteris nelabai norim pasižiūrėti ir pamatyti, nes yra lengviau visada apkaltinti kitą, betgi šiandien mes ne apie tai, ne apie partnerį, ne apie išorę, ne apie badymais pirštu, ne apie žaidimą vaikų darželį ir ieškojimas, kas kaltas, o iš tiesų atsigręžimą į save, kad suprastume, kas yra mumyse ir ką mes esame įgalios ir galingos pakeisti savyje, kad tie santykiai būtų kitokie. Taip, tai prieš pradedant mūsų seminarą, prašom surasti patogią vietą, saugią gerą vietą, kad išgirstumėte 100%. Dėmesys jums atneš šiandien tą pirminį nuostabų rezultatą. Ir labai kviečiu pakomentuokit, kas iš jūsų, Milda, matote pirmą kartą, kas Milda matote antrą kartą, trečią, ar dalyvavote jos kursuose, gal gyvai teko bendrauti, gal jos asmeninėse konsultacijose, buvote konsteliacijose, tai pakomentuokite 2. Tai kas pirmą kartą niekad nematėt Mildos, nei live transliacijų, nei jokių jos istorijų, nei reels formatu, tai prašom 1, kas matėte, dalyvavote ir toliau sekate, tai spauskite 2. Bus labai įdomu ir Milda nepatikėsi, pirmas komentaras pirmą kartą matau. Labai sveiki prisijungę. Taip. O pati Milda, žinai, laukia klausimų atsakymų sesija, šiandien atsakysim į kelis klausimus. Taip pat laukia kurso Magiška moteris 2.0 online programos pristatymas, tai bus antras jūsų žingsnis po šito visiškai nemokamo seminaro. Kas norėsite į Magiškos moters kursą, į tą moteriškumo transformaciją, tai galėsite prisijungti. Paskaitysime kalną atsiliepimų, žinai, ir aš galvoju, noriu, Milda, pradžiai tave pačią pristatyti, žinai. Aš žinau, kad tau 100 kartų tai darei, 1000 kartų darei, nes, tiesiog ten tiek seminarų, tiek visko buvo, bet man atrodo, kad visiems svarbu yra sužinoti, kas turi teisę kalbėti. Aš iš savo pusės, tai daugiau negu 12 metų mokymai tiek gyvai, tiek internetu. Milda Sabienė vedė ir veda šitas išskirtinės programas. Viena iš jų yra moteriškumo tema, magiška moteris, santykių temos, finansų temos. Ir Milda yra tas žmogus, kuris kalba ne iš oro, o be galo daug laiko skiria mokslams, iki šiol skiria mokslams, iš pačių geriausių, ne tik psichologinių žinių, bet ir iš tų pasaulinių stiprių lektorių, gilinasi į kūną, gilinasi į mintis, į emocijas, kaip vis dėlto padaryti, kad ta moteris ar tas vyras, kuris nori būti laimingas savo gyvenime, galėtų tą laimingą gyvenimą turėti. Tai Milda, patikslink daugiau tos informacijos apie dar save, nes čia mes dar grįšim prie tų atsiliepimų. Gerai, kadangi yra daug, matau vienetukų, kas mato mane pirmą kartą, su kuriais kas sveikinuosi ir pažįstamus, lygiai taip pat matau. Taip, aš esu Milda, esu psichologė, konsteliacijų meistrė, lektorė, kaučerė, meditacijų ir hipnozių vedlė. Toks tas reikalas, šitame reikale sukuosi jau daugiau negu 10 metį. Labai daug praktikos, labai daug valandų, labai daug patyrimų, taip, ir savo augimo pati buvau susidūrusi ir vis dar, žinai, ne tai, kad buvau susidūrusi, bet iš tiesų gyvenimas tos, kas kiekvieną kartą mes susidurėm su, žiūrėk, aš dar ir tokia, žiūrėk, aš dar ir taip save nustebint galiu, arba, va šitą dalyką buvau pamiršus ir čia ant grėblio užlipau. Tai kiekvieną kartą pasiruošimas webinarui man irgi yra primintukas savo, kur aš taip pat padarau ir kur yra mano akloji zona. Ir tiem, kas manęs nežino, nepažįsta, taip aš kalbu tiesiai šviesiai. Galbūt jums gali atrodyti griežtai, galbūt per daug nemoteriškai ar panašiai. Tai priimkit, nepriimkit, jūsų valia. Aš tiesiog galvoju, kad gyvenimas per trumpas. Ir nėra čia ko vynioti į vatą.
žinai. Ir iš savo gyvenimo, ir iš savo patirčių taip galima pasijuokti, nes juokas sprogdina ir padeda mums išlipti iš savo gyvenimo duobių. Ir vat lygiai taip pat aš jūs kviečiu nusimti tos rožinius akinius, nustoti kaltinti ir būti aukos pozicijoje, taip. Ir jeigu jūs šiandien kažką išgirsite, tai kas jums yra įdomu, galbūt bus skausminga, nes gali būti ir tokių momentų, taip, leiskit savo, prašau, pagalvoti, kad o galbūt tame yra bent 1% tiesos. Tiesiog, o galbūt tame yra bent 1% tiesos. Nes aš esu praktikė, mažiau teoretikė, daugiau praktikė ir man iš tiesų labai patinka narplioti ir išnarplioti tas situacijas, ieškant ir surandant priežastis tam, kad gyvenimas lengvėtų, gražėtų ir tos patirtys jūsų gyvenimo būtų kitokios. Lygiai taip pat ir mano, taip, nes dirbti su pasekmėm, tai čia ne man ir ne apie mane, aš esu prie tinginio, pasakysiu, todėl visada labai mėgstu eiti į priežastį. Tai gal čia apie mane ir tie, kas norės susiras, o kas nenorės, nesusiras. Dėkoju, Milda, tau, ačiū visiems, tai mes jau tuoj startuosime, paskutiniai keli momentai. Tai prieš einant į patį seminaro turinį, labai svarbu pakomentuokite, kodėl jūs prisijungite prie šito seminaro, kas yra ta priežastis, kokį gal klausimą norite spręsti. Tiesiog pažiūrėkite, kas yra tai, dėl ko jūs esate čia. Palaikykite vieną kitą, palaikykime čia komentarais ir kiekvienas jūsų komentaras yra labai labai svarbus. Todėl kurkime šitą seminarą kartu ir prašom pakomentuokite, kodėl prisijungite prie šio mūsų susitikimo. Ir Rūta sako po Magiškos moters kurso, kad tai mano santuokinė gyvenimo transformacija. Sako, metų proveržis ir misis visata vienu metu. Nes tikėjau, kad per mėnesį aukštyn kojom apsivers mano santuoka į gerąją pusę. Išnyks nesutarimai tarp vaikų ir mano vyro dings visos per gyvenimą nešiotos nuoskaudos mamai. Šis kursas tai išdidumo, išpūsto ego ir užsidėtos visą žinančios didvyrės karūnos dužimo metas. Tai kursas, kai ateina atbunda išsilaisvinimas, ramybė, meilė savo, dėkingumas vyrui. Dabar suprantu, kodėl šis kursas vadinamas Magiška moteris. Tai gali būti, kad jeigu prisijungsite prie šito kurso, jūs rašysite dar stipresnius atsiliepimus. Ir šiandien turime gerą naujieną. Pačioje pabaigoje po šito seminaro bus patyriminė meditacinė praktika. Meditacija, tai turėsite 8 minučių stiprų patyrimą per kūną, per jausmus. Tas, kas bus pasiruošusi, tai tikrai rasite daug labai stiprių dalykų. Tai kviečiam būtinai būti iki galo. Tai kalbėsime apie tai šiandien seminare, kodėl moteris perima kontrolę santykiuose ir kaip tai tyliai atstumia partnerį, kaip stiprios moters šarvas uždaro širdį ir blokuoja artumą, iš kur kyla pasikartojantys santykių scenarijai, kaip atpažinti savo paslėptą elgesio modelį, kuris sabotuoja santykius. Tai mylėjai ir mielosios, ar yra čia vyrų, pakomentuokite, ar yra vyrų, paspauskit plius, jeigu koks vyras yra, tikrai būna įlenda vienas kitas. Tai valanda, kuri gali pradėti pokyčius jūsų santykiuose. Ir pažiūrė, Milda, šiek tiek dar į keletą komentarų, pasižiūrėk, kuris tau labiausiai aktualus, kuri tema, kuri parašė čia, dėl ko prisijungia. Žinai, aš apie tai, kad labai smagu, kad jums yra smalsu ir labai smagu, kad jūs norite išgirsti, ko nežinojate. Tačiau vienas dalykas, ką aš jūs kviečiu, tai nustoti rinkti žinias ir kolekcionuoti, ne? Nes dėl to, kad jūs kolekcionuojate žinias, niekas nesikeičia gyvenime, ne? Mes taip galim būti tokie dvasiniai turistai, kurie einam ir sakom, oi, šitą žinojau, ar ne, ir toliau einu toliau, oi, šitą žinojau. Aš labai kviečiu jūs būti drąsiomis ir drąsiais ir pritaikyti tai, apie ką mes šiandien kalbėsim praktikoje, ar ne? Pirmas pritaikymas tai yra tada, kad ne, aš tai žinojau, o iš tiesų, kad galbūt ir aš tai darau, taip? Galbūt tai yra ir tai mano veikimo modelis. Tai pripažinimas ir pasižiūrėjimas jau yra labai didelis dalykas, tai yra gyvenimas tiesoje su savimi, nes mes negalime savirealizuotis, mes negalime mylėti, mes negalime kurti santykių, jeigu mes gyvename mele savo. Taip, o pirmas melas savo, tada yra tada, kai aš viduj žinau, kas esu, bet dar vis apsimetinėjau ir sakau, ne, čia tikrai ne apie mane, o apie kažką kitą. Nes tada, kai mes pradam taikyti žinias praktikoje, tada iš tiesų prasideda pokytis. Visų kitų atveju jūs tiesiog žiūrite pro stiklą į savo gyvenimą, gyvenimas kažkaip įdomiai nesikeičia ir vėl atsiranda nuoskaudos. Tai
labai iš tiesų jūs kviečiu už to dar smalsumo paklausti, ar ne, kas tai yra, ar ne, vat, kas tas dalykas, kuris iš tiesų atvedė mane čia, kokia ta priežastis, ar tikrai yra tik tai smalsu, ar tuo Ar iš smalsumu jūs, tikrųjų skauda, ne? jo, pridengiat savo Na, reikalus. šiek tiek. Bet, Mhm. mielos damos, jeigu jūs esate čia, jūs jau esate daugiau negu vakar. Tikrai. Ir negu prieš kelias akimirkas. Nes ta informacija, kuri bus dabar atiduota jums, tai bus super pradžia. O kaip ir minėjau, antras žingsnis bus kursas Magiška moteris 2.0. Apie jį trumpai per 7 minutės pristatysime po mūsų seminaro ir pačio pabaigoje meditacinį praktiką. Spaudžiam patiktuką, jeigu galim pasidalinam šitą transliaciją, tegul išgirsta visas pasaulis. Ir Milda, eteris tau. Tai gerai, šiandien apie ką mes kalbėsim, apie tokį pirmą labai galingą ir giliai paslėptą moters elgesio modelį, taip, kuris vadinasi aš pati. Taip, ką tai reiškia? Aš pati geriau, aš pati greičiau, aš pati patikimiau. Ir šis modelis yra toks įprastas, kad dauguma moterų net nesusimąsto, kad tai yra problema. Ir daug kas net mano, kad oi, kokia tai yra didelė stiprybė. Bet realybėje tai yra santykius naikinanti dinamika. Ir šiandien mes būtent kalbėsim apie tai. Ir prieš einant į patį modelį, aš noriu jums paaiškinti vieną labai tokį paprastą, bet iš tiesų labai lemiamą dalyką. Taip? Santykius griauna ne tai, ką jūs sakote, taip? Ir ne tai, ką jūs darote. Realiai santykius griauna energetiniai užkulisiai, tai yra žinutė, kurią siunčia mūsų kūnas, kai mes bendraujame, tai reiškia kas, ar ne, nes tyrimais jau yra ir kas eina į verslo mokymus per komunikacijos, ten žino, kad žodžiai daro tik tai 7% perneša informacijos, toliau yra intonacija, tonas, toliau yra kūno kalba, verbalika ir energetika, taip? Ir jūs puikiai žinot, kai šalia jūsų ateinantis žmogus, jūs jau iš tolo jaučiat, kad tam žmogui yra kažkas negerai, jūs paklausėt, kaip tau sekosi, jis sako, ne viskas normaliai. Suprantat? Ir va čia yra apie tai, kad energetiniai užkulisiai, tai yra tai, ką žinutė, ar ne, ir būtent jį griauna. Nes tai yra mūsų vidinė būsena, kurią mes siunčiam partneriui. Ir kitaip dar tai yra vadinama implicitiniu signalu, tai yra paslėpta neverbalinė žinutė. Kaip tai pasireiškia santykiuose? Labai dažnai taip gali būti. Pavyzdžiui, jūs galite sakyti, oi, nepasidarysiu pati, bet kūnas transliuoja vyrui, aš tavim nepasitikiu. Jūs galite sakyti, aš tiesiog noriu, kad būtų geriau, ne? Bet jūsų energija, tai, kas iš jūsų transliuojasi, sako, tu nesugebi. Leisk aš padarysiu, nes jeigu tu padarysi, aš vis tiek perdarysiu. Ir partneris jaučia ne žodžius, jis jaučia šitą paslėptą, labai gerai, kaip mes galvojam, paslėptą žinutę, ne? Tačiau, vyrai, jie iš tiesų yra jautrus, galbūt jie ne visada parodo, taip, bet vyrams tai yra kaip raudona lemputė, kad aš čia nesu reikalingas. Ir tada ką daro vyrai? Jie traukiasi, jie nebesistengia, jo energija krenta, jie pasivėja ir tuomet vyksta jau vėl, ar ne, moters pasaulyje toks pasikeitimas, nes moteris lieka su jausmu. Aš vėl viską darau viena, aš vėl viską darau pati, aš viena laikau visus 4 kampus, o šitas lunkius guli ant sofos, taip? Ir taip prasideda ratas, taip? Pažįstama? Jeigu pažįstama, parašykit pliusiuką. Ir pirmas taip modelis, ar ne, mes nuo jo ir pradedam, nuo šito pirmo modelio, kuris vadinasi aš pati. Ir jei dabar pagalvojate, ne, čia tai jau tikrai ne apie mane, leiskit savo pabūti su manim 10 minučių, ne? Nes labai dažnai moteris pati savęs nepažįsta, net pažįsta šiame modelyje, nes tai dažniausiai nėra žodžiai, tai nėra veiksmai, tai yra vidinė būsena, taip? Ir kaip atrodo būtent šitas modelis. Tai yra moteris, ne, kuri viską padaro greičiau ir geriau.
Negali žiūrėti, kai kitas daro ne taip, kuri pataiso, pamoko, pakomentuoja, nu atrodo, galėtų burną užsičiaupti, bet neužsičiaupėti, neužsisiūna. Prisiema atsakomybę už viską ir už visus, nes niekas kitas geriau negu jinai nepadarys. Taip, ji jaučia nerimą, kai kažkas kitas imasi iniciatyvos, nes dėl ko? Todėl, kad ji jaučiasi blogai, jei kas nors vyksta be jos kontrolės. Ir dažnai jį priema sprendimus už du ir tempia viską ant savęs. Taip? Ji to nesupranta, bet kiekvieną kartą, kai moteris kabutėse pataiso, partneris viduje praranda 1% savo vyriškos energijos. Nu, maždaug taip, kad jūs įsivaizduotumėte. Ir dabar įsivaizduokit, ne? Jeigu jūs santykiuose esate metus, per metus tai buvo pataisimų tikrai ne vienas ir ne du, iš tos vyriškos energijos 100%, kaip jums atrodo, ar ne, kiek tas vyras lieka su ta vyriška energija. Gerai jisai, jeigu dar pasipildo, taip, arba regeneruojasi. Bet jam prisipildyti pilnai, yra reikalų. Ir kai tų procentų taip susirenka daug, vyras ką daro, jis nustoja. Nustoja stengtis, nustoja rodyti iniciatyvą, nustoja bandyti, nes vyriška energija nemėgsta kontrolės. Tiesiog supraskite, yra vyriška ir moteriška energija ir tai dvi energijos, kurios veikia absoliučiai skirtingai. Ir tame yra mūsų lygybė beje. Vyriškai energijai patinka erdvė, kurioje ta energija, ar ne, ta vyriška, nuostabi, galinga, didinga energija gali būti naudinga. Iš kur atsiranda iš tiesų tas aš pati? Tai nėra charakterio bruožas. Taip. Realiai tai visuomet yra tokios trauminės kilmės adaptacija. Kai aš kalbu trauminės, tai ne apie tai, kad čia dabar mus kažkas sutraumavo, taip, bet kad mes patyrėm mūsų psichikai, fizikai, emocijai skausmingą patirtį. Taip. Ir dažniausios šaknis tai yra vaikystės chaosas, kai namuose, pavyzdžiui, nebuvo stabilumo ir kai vaikas turėjo namuose numatyti, saugoti, prisipratinti. Ir ne, jis buvo toksai tame chaose nuolatos adaptuotis turėjo. Tai taip pat yra emocinio saugumo trūkumas, kai tėvai galimai galbūt nebuvo tokie labai stabilūs, nebuvo pastovus, neturėjo saugaus prieraišumo ar buvo savo emocijose prapuolę. Ir taip ir tokių būna ir viskas tokiai. Lygiai taip pat būna, kaip vaikas per anksti prisiema suaugusiojo atsakomybę ir pavyzdžiui, kaip mergaitėms, itin mergaitėms tai yra sakoma, kad būk gera, padėk, nekelk problemų, prisitaikyk, suprask, ne, atiduok, tu dabar pabūk, pakentiek. Taip pat tai yra savivertė paremta funkcija, kai buvo mergaitės ar ne mylimos tada, kai jinai yra gera, paklusni, atsakinga, kai jai reikėjo meilę užsitarnauti. Ir lygiai taip pat tai yra jausmas, kad niekas tavim nepasirūpino. Ir tada moteris ką išmoksta? Rūpintis viskuo pati. Tai ir tai yra toksai trauminės kilmės savarankiškumas, netikras, nesveikas, nemoteriškas, o įtemptas ir labai stipriai įsirėžęs į nervų sistemą, nes tai kažkada padėjo išgyventi. Taip? Va tas mechanizmas, tas modelis tiesiog tai mergaitei padėjo išgyventi. Ir energetiškai, ar ne, kai moteris eina į šitą modelį aš pati, tai yra uždarytas moteriškas imlumas. Nes moteriškos energijos esmė nėra kontrolė, moters esmė yra priėmimas ir padauginimas. Taip? Moteriška energija nėra tam, kad viską sukontroliuotų. Taip, ji valdo, ji nuostabiai valdo ir organizuoja reikalus, bet ji nėra tam, kad sukontroliuotų. Ji yra tam, kad kurtų, tekėtų, švelnėtų, jaustų, atsivertų, daugintų ar neskleistų, dovanotų, mylėtų. Vat jinai yra tokia. Ir kai moteris perima aš pati modelį, ką jį padaro, jį išjungia, pasąmoningai išjungia savo švelnumą, savo džiaugsmą, o paskui ieško džiaugsmo, kaip ten buvo Asiliukas, kuris džiaugsmo ieškojo, ar ne, filmukas senovėje.
Taip pat ji išjungia savo seksualinį magnetizmą, savo kūno lengvumą, taip savo moterišką prasme. Ir tada jis sako, aš pavargau, ne, aš esu pavargusi. Ir žinoma, kad moteris yra tokia tuo metu pavargusi, laikydama viską aš pati 4 kampus ir tempdama viską už 2, nes moteris verksta tuo met, kai gyvena ne pagal savo moterišką principą. Ir kaip tai pasireiškia realiame moteris gyvenime, taip? Pavyzdžiui, scenarius 1, moteris viską daro už 2. Jis nieko nebedaro, nes ji padaro viską, taip, ir jam nebelieka erdvės, kur tai daryti. Ir tuomet jis išmoksta būti pasyvus, nes bent jau taip gauna mažiau malkų nuo moters, ar ne, ir nesimaišo jai po kojų. Kitas scenarius gali būti, kad vyras jaučiasi mažinamas, kai jį pataiso, pakomentuoja, kai jį geriau žino viską, ar ne, vyras praranda savo vidinį vertingumą. Dar vienas scenarius gali būti, kai kyla konfliktai be konflikto, ji pyksta tuomet, kad viską daro pati, taip viena, kad jisai guli ant lovos, kad jam niekas neįdomu, taip toliau. Bet ji pati atėmė, ar ne, baisu netgi ir savo pripažinti, kad ta moteris pati atėmė iš jo erdvę, nes nedaug dievė jis tuoj pakils ir nuo sofos ir išeis padaryti kažką savo iniciatyvą, vėl bus skandalas, nes jis išėjo neatsiklausęs jos padaryti ir padarė sprendimą nesuderinęs ir taip toliau, 100 reikalų. Dar vienas toks irgi dažnas scenarius, kai moteris jaučia nuoskaudą, ir ji ją tyliai, labai tyliai, tokia aukos būsena neša savo viduje, su tokiu pretenzija vidiniu priekaištu, kodėl aš turiu viską, kodėl jis nesistengia, taip? Ir tas irgi nuolatos sukimas tai galvoje, nuolatos buvimas tokioje būsenoje labai gesina, ar ne, va tą moteriškumą. Ir, žinokit, dar vienas labai dažnas scenarius, tai yra tai, kai vyrai traukiasi, taip, ne iš piktumo, ne dėl to, kad norėtų pašikti, o todėl, kad jam nėra vietos šalia tos moters, kuri aš pati užėmusi ne tik savo erdvę, bet užėmusi realiai 2 erdves ir stovinti špagatų ir nieko neįleidžianti į tą erdvę. Tai vyras nepuola muštis su moterim, supraskite, energetiškai jis tiesiog atsitraukia. Ir jeigu jums, ar ne, surezonavo tai, tiesiog parašykit vienetuką, jeigu jūs tame atpažinote save, parašykit vienetuką, nes jeigu taip mes atpažįstame save tame aš pati modelyje, tai nėra tokia jau santykių problema, ar ne, tai yra ženklas, kad jūs pavargote, kad jūs praradote savo moteriškumą, kad užspaudėte savo širdį, kad nebejaučiate džiaugsmo, kad nebeleidžiate savo būti gyva, kad neleidžiate savo būti savimi ir tas aš pati iš tiesų tai nėra gilus žinojimas, tai yra tiesiog jūsų baimė, kurią jūs sumaišėte su savo stiprybė, ne, vat aš pati, tai vadinasi esu stipri ir nes bijau būti silpna, ne, bet iš tiesų tai yra baimė būti, ne, o stiprybė jinai nesiformuoja iš baimės. Šiuo atveju tai yra maskavimas savo silpnybę, tos ar ne pažeidžiamumo. Ir baimė pati neišnyksta, neišgaruoja ir niekur nedingsta. Ir tam reikia grįžimo į save, tam reikia moteriškos energijos atgaivinimo, tikro švelnumo, su savim atkūrimo, džiaugsmo išlaisvinimo, tokio moters širdies atidarimo, ryšio su savo kūnu ir vidinės vertės atkūrimo. Ir būtent, aš apie tai kalbu, nes aš tikrai pati buvau labai aš pati prieš daug metų aš pati šitam modelį ir man jis toks yra pažįstamas, taip, ir būna ir dabar kartais, ar ne, puikybės karūna dar prilimpa ant galvos ir aš ten irgi dar nueinu į šitą modelį pabūti kartais. Bet ir iš to aš pati ir buvo, ar ne, tai buvo mano krizės etapas, kuris privertė mane labai stipriai susimastyti, kuris privertė mane eiti ieškoti dar tada, kai nebuvo saviugdos ir sąmoningumo mokymų, ieškoti priežasčių ir iš to gimė būtent kursas Magiška moteris, kurį aš viską, ką aš ten esu sudėjusi, aš viską dariau pati, namų darbus, praktikas, viską.
Nesupratau, kad viskas, aš daugiau nebegaliu kitaip, ar ne? Man reikėjo grįžti į save tikrą, į save švelniai, į save gyvą, į save moterišką ir nepaisant to ir priimti, kad aš galiu būti ir griežta, ir pikta, ir švelni, ir meili, ir atgrasi, ir mylinti, aš galiu būti visokia, taip? Tai jeigu jūs čia atpažinote save, tai yra vienas iš tų būdų, kai laikas, ne, pagalvoti, kad gal jau laikas grįžti į save ir nustoti maskuotis tam tikrais savo elgesio modeliais. Antras modelis taip pat yra labai dažnas ir tai yra stiprios moters šarvas, dar kitaip mes vadinam savo ratose geležiniais triusikais, taip. Ir kai mes pirmą modelį išjudinom, taip, tą kontrolę, hiperatsakomybę, tą aš turiu laikyti viską pati ir vieną viską sukontroliuoti, kuri tyliai ardo moters santykių ašį, dabar einam giliau, nes antras modelis yra ne tik santykių problema, jis yra realiai moters vidinės būsenos rezultatas. Moters vidinės būsenos rezultatas. Tai modelis, kuris atrodo kaip jėga, bet iš tiesų yra nuovargis. Atrodo kaip tvarka, tačiau viduje ten tvyro chaosas. Atrodo kaip, koks savarankiškumas, tai, bet viduje ten yra kaukiantis vienišumas. Ir tai yra modelis, kurį turi taip pat labai daugelis moterų, kad aš turiu būti stipri. Taip, aš turiu būti stipri. Bet ši stiprybė yra ne ta, ką jūs galvojate, tai nėra brandi, tai nėra vidinė ta stiprybė, ta moteriška galia. Tai yra šarvas, kurį kažkadaise užsidėjote, nes mes užsidedame šarvus tuomet, kai patiriame skausmą. Taip? Ir jeigu mūsų gyvenime buvo skausmo, ne vienas ir ne du epizodai, buvo daugiau, o gal pas kažką buvo labai skausminga, taip, vaikystė, branda ir panašiai, tai vadinasi, to šarvo yra labai daug, nes būtent šarvas mums padeda apsisaugoti save nuo skausmo. Bet tačiau, žiūrėkit, yra dar toks dalykas, kad šarvas, kad ne tik, kad mums atrodo iliuziškai, kad taip apsaugo ir taip irgi buvo nuostabus gynybinis mechanizmas ir modelis, kad apsisaugoti tam tikrai savo gyvenimo etapais, kai mes kitaip nebegalėjom apsisaugoti, dar buvom per mažos, nebrandžios, nežinojom kaip, taip. Tačiau šiai dienai, kai esam suaugusios ir pase jau ne 7, ne 14 metų, ne 17 metų, taip, reikia suprasti, kad šitas šarvas mūsų ne tik, kad neapsaugo, jis realiai mūsų izoliuoja ir kerta šaką, ant kurios mes sėdime ypač santykiuose. Tai moteris, kaip atrodo moteris su tuo šarvu ar su taip vadinamais geležiniais triusikais, tai aš noriu, kad jūs dabar realiai labai stipriai patikrintumėt save, ar atpažįstate bent vieną iš šių dalykų. Jeigu jums sunku prašyti pagalbos, yra toks. Jeigu jums sunku priimti pagalbą, net tuomet, kai siūlo, kai kas nors sako, oi, atidarysiu mašinos durelės, jūs sakote, oi, ne, nereikia. Taip? Kai jūs niekam nenorite būti našta, kai jūs esate ta, kuri viską sutvarko, kai jūs susitvarkote su viskuo ir per sukastus dantis, nesvarbu, kiek jums ten 40 temperatūros, ar jau ten galvojat, kuriam pasaulyje esat vieną koją tam, ar ne, bet dar einat sutvarkyti visus reikalus. Kai jūs neleidžiate niekam matyti savo ašarų, kai jūs sakot viskas gerai, nors iki viskas gerai yra kaip iki mėnulio. Taip, ir puikiai turbūt žinot šitą situaciją, kai jums viduj kaukia ten liūtas, neliūtas vilkas, ar net tas kas nors ateina, kaip tu, ar tau viskas gerai, sako, jūs sako, taip, viskas gerai. Ne? Čia apie tą patį, kai jūs nemokate, negalite, neleidžiate savo remtis ir atsiremti į kitą žmogų. Kai jūs bijote būti jautri, nes tada jaučiatės pažeidžiama. Kai jūs neatsiveriate net tada, kai norite, nes tai yra baisu, vėl baisu patirti skausmą. Kai jūs viską laikote viduje, kai jūs esate realiai savo gyvenimo uola, ar ne, ta atrama, ir jeigu nors vienas punktas suvirpino kūną, tai tik tai irgi yra ženklas, kad kažkuriame savo gyvenimo eigoje jūs užsidėjote šarvą, galbūt ne vieną, galbūt 2, galbūt 10, galbūt 50. Ir irgi viskas yra su tuo ok.
Tai čia yra labai labai svarbu, tai pirmiausia apie ką, kad tai yra pripažinti savo, kad ir pas mane tai yra ir šiandien aš tai turiu, nes jau tas pripažinimas duoda galimybę keliauti ir išeiti iš to. Tai šarvas atsiranda ne iš stiprybės, jis atsiranda realiai iš baimės. Ir realiai tai yra atsakas į, tada, kai buvom vaikai, mums suvokiama nesaugų vaikystės klimatą, ne? Kai nebuvo į ką atsiremti, kai saugų suaugę, mums svarbų suaugę buvo nepasiekiami, taip, kai reikėjo laikyti pasaulį ant savo tų mažų gležnų petukų ir spręsti savo gyvenimo problemas pačioms. Tai buvo lygiai taip pat emocinio pripažinimo trūkumas, kai jūsų emocijos nebuvo matomos ir nebuvo pripažįstamos, kai jūsų jautrumas buvo ignoruotas, kai buvote arba per jautri, arba buvo per daug. Lygiai taip pat yra vaikystės patirtis, kad niekas manęs neapsaugos, ar ne? Ir tuomet ką daro kūnas, nes kūnas mena viskas ten yra įsimenama. Jeigu aš neapsaugosiu savęs, niekas manęs neapsaugos. Ir kūnas pradeda rakintis dubuo, ta prasme, ir realiai, pirmiausia, dubuo, taip, nes labai labai yra baisu. Tai yra lygiai taip pat per anksti išmoktas savarankiškumas, nes jūs turėjote tapti stiprią tuomet, kai turėjote tiesiog būti mergaitė, žaisti, kvailioti ir nesivarginti, ar ne taip. Tai nereiškia, kad nereikia turėti savo ten namų užduočių ar kažkokių tai įsipareigojimų ir pareigų, bet vėlgi mes pagal amžių turim savo kiekvieną raidą, tačiau kai vaikai suauga ir bręsta per anksti įvairiausiais būdais, nes reikia būti arba labai protinga, arba labai daug kažką tai mokėti, nes kaimynės vaikas kažką tai moka, tai tada mes turim tą apvogimą savęs vaikystės. Taip? Ir lygiai taip pat, kai yra užgniaužtas pažeidžiamumas, kai jūs save išmokėt, kad aš neturiu teisės jaust, nes jei jausiu, man skaudės. Taip? Ir labai dažnai tai yra seksualinės prievartos patirtis, smurto, atstumimo, patyčių taip pat patirtis ir tuomet gimsta šarvas, ne? Ir jis tampa tokia natūralia ir normalia būsena, tačiau kūnas nuo to jisai pavargsta. Ir kai mes žiūrim, tai energetiškai stiprios moters šarvas, ar ne? Reiškia, kad tai yra uždaryta širdis, nes labai baisu jausti taip, uždarytas jausmų kanalas, jau geriau nejausti, viską racionalizuoti, logiškai galvoti, nes jeigu jausiu, man skaudės. Uždaryta tada, nes tik tai per kūną ir per jausmus įsigalina, įsigyvina moteriška energija. Užsidaro moteriška energija, uždaryta tekėjimo, to takumo, nes moteriška energija yra takumas yra uždarytas, taip. Užsidaro lygiai taip pat seksualinė energija, nes jį gyvena tame pačiame centre, kaip ir gyvybinė energija, kaip ir moteriška energija, ir taip pat užsidaro intuicija. Ir kas tuomet atsitinka, moteris, jinai praradusi savo takumą, jinai turi veikti, iš vyriškos energijos, nejausti, o funkcionuoti, neįgyventi, o išgyventi. Ne? Ir kai moteris užsidaro energetiškai, jo širdis bando išgyventi padidinto budrumo būsenoje. Taip? Ir čia, mielos mano, atsiranda kitas dalykas. Taip? Padidinto budrumo būsena, vadinasi, mes pačios save nesąmoningai, pasąmoningai įvedam į nuolatinę įtampą, nuolatinį nerimą, nuolatinį tokį jautrumą triukšmui, perdegimą, nuovargio jausmą, net po poilsio, sunkumą ryte, ta prasme, sausas jau seksualinis gyvenimas nebedomina, dingusi trauka, atsiranda dirglumas, emocinis atitolimas nuo partnerio. Ir tai iš tiesų tai nėra problema, tai tik signalas, kad ta vidinė moteris, jinai jau ten užrakinta ir jinai kaukia. Ne? Bet faktas tas, kad mes pačios save ten užsirakinam, užsidarom ir išmetam taip raktą, kad paskui nerastume, nes labai baisu nueiti tenais. Tai dabar žiūrėkit, kaip tai pasireiškia santykiuose. Santykiuose tai irgi yra keli būdai, ne? Padarysim kelis scenarius, kaip tai pasireiškia. Pirmas dalykas tai gali būti
partneriui toks jausmas, kad jis jūsų neprieina, nepasiekia, ar ne, neapčiuopia, tarsi atsitrenkia į sieną. Jis gali būti labai geras, labai švelnus, labai mylintis, bet jūs jo nejaučiate giliai, nes jūsų širdis užrakinta. Tiesiog, yra labai baisu jausti, nes baisu prisirišti, nes baisu patirti skausmą, nes baisu būti pažeidžiamai. Taip yra tas dalykas. Kitas scenarius dingsta intimumas, ar ne? Nes intimumas formuojasi būtent per pažeidžiamumą, o ne per kontrolę. Ir kai mes einam santykiuose, ir būtent lygiaverčiuose partneriškose santykiuose, tai yra vieninteliai santykiai, kuriuose mes galim būti ne tik tai fiziniam ar ne intimume, bet ir labai stipriam tokiam emociniam intimume ir psichologiniam intimume, bet tam, kad mes nueitume į tą intimumą, tą labai labai gilų intimumą, ne, ir artumą, tai vyksta tik per pažeidžiamumą. Tačiau, kadangi pažeidžiamumas yra labai skaudus, taip, intimumas dėja nesiformuoja ir vyksta atšalimas, atsitraukimas ir taip toliau. Taip pat santykiuose dingsta atviras bendravimas, nes kai moteris yra su šarvais, jos pasakymai, bet kokie pasakymai paremti logika, racionalizacija, skamba kaip kaltinimai, ne? Ir jie yra iš skausmo ir vyras girdi tiesiog šaltį. Nes vyrai labai gerai girdi, jie labai gerai jaučia, ne? Ir jie labai gerai jaučia moters būseną. Tiesiog supraskite tai, jie yra labai puikūs jautėjai. Taip pat santykiai tampa formalūs, ne? Jie tampa tvarkomi, jie tampa organizuojami, tokie veikiami, daromi, bet nebejaučiami, ar ne? Ir nėra pojūčio ir tada kas vyksta, ar ne? Norisi tada, oi, kad vėl būtų įsimylėjimas, oi, kad būtų aistra, oi, kad būtų drugeliai pilve, nes, va tai gali dar pakelti, sujaudinti, ar ne? Duoti tuos naujus jausmus. Nes toliaugi viskas, kai širdis užrakinta, apie kokius jausmus, kai nejaučiam savo kūno, kokie jausmai, ar ne? Koks džiaugsmas, koks malonumas, koks atsipalaidavimas. Baikit juokus, nes reikia saugoti. Ir tuomet, kas vyksta, dingsta moteriškas magnetizmas, ar ne? Nes kai moteris užsidaro, ji nebetransliuoja moteriškos energijos, jos kūnas siunčia vyrui žinutę. Atspėkit kokią? Nesiartink, ne? Ir čia vyras, jisai neperskaito, moteris nepasako jam tos žinutės tiesiai šviesiai, ar ne? Bet jisai jaučia, jisai perskaito, jisai supranta, ar ne? Nes vibracija eina tokia ir vyras pats nesupranta, kodėl, bet jis pradeda trauktis, jis neturi paaiškinimų. Jis gali eiti klausti moters, pasakyk, kas tau yra, ar tau viskas gerai, jis sakys, ne, tai viskas normaliai, taip. Bet ta vibracija yra tokia, kad vyras pradeda trauktis. Ir tuomet moteris jaučiasi viena, net būdama santykiai, ar ne? Ir tai yra pats didžiausias paradoksas, kad tai yra vienatvė dviese. Toks nebegyvas ryšys, uždaryta širdis būtent tarp dviejų kūnų. Tai jeigu jums tai yra pažįstama, rašykit dvejotuką. Labai džiaugiuosi, jeigu jūs turite drąsos savo tai pasakyti, pripažinti ir keli punktai, ne visi punktai, 2, 1, nesvarbu kiek, jeigu yra, parašykit dvejotuką. Ir nes jau, žiūrėkit, jeigu jūs turėjote čia dabar, ar neturi drąsos savo tai pripažinti, jau yra mintis, kad tai pamastysit apie tai, taip. Ir jau prasidės stebėsena kažkoks kitas modelis, suprantat, prasideda veikimo, kai jūs pradedat ne tik kolekcionuoti žinias, bet iš tiesų labai aiškiai pastebėt, o žiūrėk, va čia aš taip, ar ne, o žiūrėk, va čia dabar pasakiau viskas normaliai, bet pasakiau tai realiai, nafik, suprantat, suprantam, ką sakom, taip. Ir tie yra dalykai, kurie labai yra svarbus. Gerai, tai. Supraskit, kad stiprios moters šarvas tai nėra jėga, taip, mes norim tos jėgos ir galios, bet tai nėra nei vyriška jėga, nei moteriška galia, tai yra įtampa, ar ne? Ir tai yra kortizolis, kuris paskui atliepia kaip, žinot kaip, vystančią odą, didėjančiais kilogramais ir visais kitais dalykais, nes tai yra stresas, taip. Ir apie ką čia, o iš kur tas stresas, taip toliau, o vat iš tur. Ir tai nėra vidinė stiprybė, tai baimė būti matomai, tai baimė būti mylimai, tai baimė būti tikrai ir tai nėra savarankiškumas.
Tai yra tiesiog jaučiamos nesaugios širdies gynyba, kai aš širdyje jaučiu, kad man nesaugu. Taip? Ir pavargusi moteris ubagauja meilės iš partnerio, nes yra pamiršusi save, bet nenori pripažinti, kad iš tiesų ji trokšta meilės iš savęs. Ir būtent čia prasideda transformacija, nes moters širdis atsidaro tik tuo met, kai ji grįžta į save, į savo ašį, į savo tikrumą, į savo būti su savimi. Todėl yra labai labai svarbu suprasti, ar ne, ir dėl ko šitas modelis, nes yra toks pavojingas pačiai moteriai, nes jinai sako, ar ne, šitas modelis, aš stipri, aš tvarkinga, aš atsakinga, aš puikiai susitvarkau, bet giliai viduje aš esu pavargusi, aš nebejaučiu savęs, aš nebejaučiu džiaugsmo, nebejaučiu tikros meilės, mano širdis uždaryta, kūnas nuolatiniai įtampoje, dar kažkokius skauduliukai, žiūrėk, aš niekam neleidžiu prisiartinti, man nereikia artumo, ar ne, ir santykiai byra ne todėl, kad jis netoks, o todėl, kad vyras neturi šansų pasiekti moters širdies, o moters širdis yra santykių branduolys. Ir todėl, kai aš visuomet kalbu, kad moters atsakomybė, įtaka, galia santykiuose yra daug didesnė negu vyro, aš nekalbu tuomet apie kaltinimus, kad moteris yra kalta. Aš visuomet kalbu į tai, kad, žiūrėkit, širdis, ne, jeigu moteris yra santykių širdis, santykių branduolys, tai nuo jos labai daug priklauso, kaip ji toliau, ne, kaip vyksta santykiai. Tai šitas momentas yra labai labai svarbus ir prašau jūs atkreipti į tai dėmesį. Ir ką, einam į trečią elgesio modelį, taip, elgesio modelį, tai yra lojalumo žaizdos, taip, ir tai yra tokie nematomi santykių sabotuotojai. Ir taip, mes jau kalbėjom, taip, apie 2 sluoksnius, kontrolę ir šarvus, ir dabar einam į tokį širdį, į tokią stiprų dalyką, į tai, kas iš tiesų griauna santykius, kas verčia kartoti tuos pačius pasikartojančius santykių scenarijus, kas verčia santykius byrėti net tuomet, kai logiškai viskas atrodo gerai, kas traukia moterį prie vyrų, kurie ją skaudina, kas neleidžia jai rinktis kitaip. Ir taip, moteris gali būti graži, išsilavinusi, sąmoninga, dirbanti su savim, praėjusi 50 kursų ir taip toliau, bet jeigu šis modelis aktyvus, šitas lojalumo žaizdos, jis sabotuos, šitas modelis, jūsų santykius ir jūs net nesuprasite, kodėl, ne, jūs taisysite save, taisysite jį, ten taisysite visus, bet esmė tai ne tame, tai yra jūsų lojalumo žaizdos. Lojalumas mamai, lojalumas tėčiui, lojalumas giminiai, lojalumas skausmui, lojalumas kančiai, lojalumas istorijai, kuri nepriklauso jums. Ir tai yra tas pasąmoninis ryšys, kurio niekas nemato, bet realiai, kuris valdo, nes jūs puikiai suprantate, kad tai, kas yra sąmoninga, mes suvokiam, ar net 4-5%, bet visa kita tai yra pasąmonė, kuri labai stipriai valdo mus. Taip? Tai kas yra tos lojalumo žaizdos? Tai yra pasąmoniniai, neištarti, dažnai nesuvokti vidiniai įsipareigojimai savo tėvams ar giminiai. Ir tai yra tokia automatinė programa, ne, kuri sako, aš būsiu tokia, kokie buvote jūs ar mama, kokia buvai tu, tam, kad jums būtų lengviau. Arba aš nekartosiu jūsų likimo, todėl rinksiuosi priešingą kraštutinumą. Ir abu variantai yra vienodai destruktyvūs, taip? Nes tai yra tas žirklės arba juoda, arba balta. Ir būtent lojalumo žaizdos jos susiformuoja vaikystėje, kai vaikui trūksta emocinio saugumo, kai šeimoje, giminėje buvo
Taip pat, ar ne, skausmo, nelaimių, nuoskaudų, netekties, kai vienas iš tėvų buvo silpnas, kenčiantis, chaotiškas ar nepasiekiamas, taip, ir tada, reikėjo gelbėti, kai mergaitai, pavyzdžiui, reikėjo rinktis pusę, stoti į mamos ar tėčio pusę. Ir labai dažnai mergaitės, vėlgi, visi vaikai labai turi tą didesnį lojalumą su mama, taip, bet mergaitės labiau turi lojalumą tėčiui. Ir gali būti tas nesuvoktas lojalumas tėčiui, bet lygiai taip pat, jeigu ten yra didelė neapykanta vyrams, būna mama iš lojalumo tau, aš negaliu gyventi geriau, aš negaliu sukurti geresnių santykių, aš negaliu džiaugtis gyvenimu, ne? Gali būti taip, kad tėvai konfliktavo ir vaikas atsiduria, ne, tam tarp tėvų ir vyksta tokia trianguliacija ir vaikas bando spręsti, nes mes kaip vaikai, vaiko ta pagrindinė užduotis ir noras, kad tėvai būtų laimingi ir vaikas realiai pasąmoningai yra pasiruošęs mirti dėl to, kad vaikai galėtų, kad tėvai būtų laimingi. Kad ir kaip tai skambėtų, ar ne, negailestingai, tačiau taip yra. Lojalumas taip pat prasideda prie to, kad jeigu mama kalbėjo apie tėtį neigiamai, tada yra lojalumas mamai. Jeigu vaikas matė mamos ašaras, lojalumas mamai. Vaikas matė tėčio tylų atsitraukimą, lojalumas tėčiui. Vaikas turėjo saugoti vieną iš tėvų nuo kito, vėlgi lojalumas silpnesniam. Ir tokiamis aplinkybėmis vaikui gimsta nesąmoningas įsipareigojimas, ne? Ir mamai, tėčiui, giminės moterims, giminės vyrams, net tiems, kurių vaikas niekada nematė. Ir tai yra labai labai gili psichologinė ir sisteminė dinamika. Ir kas yra lojalumas mamai? Taip, aš čia dabar jūs kviečiu iš tiesų labai atidžiai įsiklausyti, nes čia prasideda tai, kas iš tiesų atveria akis ir galbūt tai bus informacija, kuri jums bus dar, sakysit, čia nesąmonė, bet žinokit, kai, pravesta ne viena konsteliacija, taip, ir pradirbta ne su vienu žmogum, ten jau su tūkstančiais. Ir tai yra labai svarbus dalykas, kai iš tiesų mes visada atsiduriam prie dviejų bazinių dalykų, prie tėčių ir mamos ir labai dažnai išlenda lojalumai. Labai, ta prasme, realiai kiekvienoje konsultacijoje išlenda va šitos programos, ar ne? Tai kai moteris yra lojali mamai, kuri kentėjo santykiuose, taip, ji dažnai renkasi panašų partnerį kaip mamos vyras. Bijo būti laimingesnė už mamą, bijo turėti lengvus laimingus santykius, sabotuoja gerus vyrų veiksmus, nes, kas bus, jeigu bus per daug čia gėrio gyvenime, laikosi tokios įtampos ir konfliktų modelio, taip neleidžia savo priimti meilės, renkasi emociškai nepasiekiamus partnerius. Ir iš pasąmonės eina žinutė: mama, aš su tavimi, aš kartosiu tavo santykių istoriją. Ir tai nėra sąmoningas pasirinkimas, tai yra lojalumo mechanizmas. Ir jis labai dažnai pasireiškia taip, ar ne? Mama kentėjo, dukra irgi renkasi santykių kančią. Mama nebuvo mylima, dukra renkasi šaltus partnerius. Mama buvo nusivylusi, dukra nesąmoningai renkasi vyrus, kuriems reikia įrodyti, ar ne, kad kažką, save, kokia aš esu gera. Mama neturėjo palaikymo, dukra pati neprisileidžia palaikymo. Mama aukojasi, dukra kartoja aukos modelį. Ir taip moteris tampa lojali ne savo laimiai, o mamos skausmui. Ir lojalumas tėčiui, taip, nes mes turime labai daug kontekstų, taip, ir vienuose kontekstuose mes pasirenkam lojalumą mamai, kitame kontekste mes pasirenkam lojalumą tėčiui. Ir kai yra lojalumas tėčiui, tai kuris buvo, ar ne, emociškai nepasiekiamas, galbūt išėjo, galbūt buvo kritiškas, chaotiškas, alkoholikas, ar tiesiog nedalyvavo gyvenimo, galbūt, anksti mirė, paliko, ar ne? Tokia moteris pasirenka vyrus, kurie neduoda šilumos, tiek emocinės, tiek fizinės, kuriems reikia įrodyti savo vertę, kurie neprisiema atsakomybės, kurie yra nepasiekiami, kurių reikės siekti, vytis, laukti, ar ne, vaikytis, kurie išlaiko atstumą, neprisileidžia, kurie santykiuose nėra emociškai prieinami,
Dėl ko? Nes pasąmonė sako, tėti, aš vis dar bandau tave pasiekti, taip? Ir žaidimas vyksta su kitais vyrais, bet energetiškai tai yra tėčio modelis. Ir šita dinamika yra viena giliausių moters santykio žaizdų. Jei tėčio nebuvo arba jis buvo emociškai šaltas, moteris nesugeba priimti vyro šilumos. Saugus vyrai, taip, saugus, kurie užtikrina, kurie aprūpina, kurie moka, jie atrodo nuobodus, ne? Ji nejaučia traukos tam, kas ją gali realiai mylėti. Ji traukia vyrų tipus, kurie išlaiko distanciją ir įpainioja chemiją su skausmo pažinimu. Ir tai yra realiai, tai nėra trauka, tai yra trauma, ar ne? Ir kaip tai pasireiškia santykiuose? Taip, tai gali pasireikšti santykiuose, kai moteris renkasi tuos pačius santykių modelius, bet realiai su skirtingais vyrais. Forma skiriasi, o esmė ta pati, ar ne? Gaunasi ta pati su mergytė, tik kita suknytė. Kai net ir gerose santykiuose moteris jaučiasi nesaugi, ar ne? Ir nuolat laukia, kad kažkas bus ne taip. Vačiųjų kažkas bus ne taip, kažkas turi būti, negali būti viskas gerai, nesiverk, nesijuok radęs, neverksi praradęs, ar ne? Vat, kai geri vyrai jos netraukia, ar ne? Ir iki tol, kol tas vidus, tos moters nėra perrašytas. Kai jie atsispiria meiliai, nes meilė atveria širdį, taip, o atvira širdis, tai yra rizika, kad skaudės, kai jie kuria konfliktus ten, kur jų nereikia, nes drama yra pažįstama, o saugumas yra nepažįstamas. Ir jie gali viduje labai trokšti saugumo, bet saugumas nėra pažįstamas. O drama, iki ar ne žinoma ir dar 50 dramos variantų yra labai gerai išnagrinėti. Kai partneris jaučia, kad kažkas ne iki galo ar neprisileidžiama, nors moteris nesupranta, kodėl. Ir įsivaizduokite moterį, ne, kuri turi, pavyzdžiui, nuostabų partnerį, tokį stabilų, švelnų, dėmesingą, ji logiškai supranta, kad jis yra geras vyras ir aš tikiu, kad dabar nuklausykit, jūs atpažinsit arba save, arba iš savo draugų rato, tai tikrai. Bet giliai viduje ji nejaučia iš jo aistringos traukos, tokio jausmo, chemijos, drugelio, ar ne, ji jaučia neutralumą, šaltumą arba net atstumimą. Ir tada ta moteris klausia savęs. Kodėl? Kodėl jis manęs netraukia, kai jis toks geras? Nes, žiūrėkit, atsakymas yra labai paprastas. Nes jūsų kūną traukia tai, kas yra pažįstama, o ne tai, kas sveika. Jeigu jūsų kūnų yra pažįstami burgeriai, dešrainiai, picos, Coca-Colos, saldumynai, tai jūsų kūno netikrai netrauks salotos, mėsytė ten grina ar dar kažkas, taip? Tai tas, kad jūsų kūną traukia tai, kas pažįstama, o ne tai, kas sveika. Ir jeigu vaikystėje jūs pažinote meilę per skausmą, suaugusiame amžiuje sveika meilė atrodys bejausmė. Tai todėl tai yra labai labai svarbu suprasti. Ir jeigu tai jums dabar pažįstama, tiesiog parašykit retuką, taip? Tai žiūrėkit, koks yra dalykas. Moteris, kuri neperrašo savo lojalumo žaizdų, bet taip, lojalumus mes turim visi, ir vyrai, ir moteris, bet šiandien mes kalbam apie moteris, taip, gyvena realiai ne savo gyvenimą, ar ne, ne savo jausmus, ne savo santykius, ne savo likimą, jį gyvena tai, ką paliko jai. Ne, palikimą, tai, kas liko ir paliko. Jis santykiuose reaguoja ne į partnerį, o į savo vidinę vaikystės energiją, į tuos neuždarytus klausimus. Ir tai yra pati svarbiausia santykių tiesa, kurią labai mažai kas suvokia. Ne? Labai dažnai visi mėgsta kaltinti, kas kaltas, bet priežastis iki ten nusileidžia labai retas kuris. Ir būtent dėl to santykių problemos niekada neišsisprendžia vien pokalbiais, knygomis ar patarimais. Nes čia reikia gilios transformacijos, ne logikos. Ir dabar pasakysiu tai, ką turbūt jūs jausdavote, bet niekas jums neišsakė taip tiesiai. Ne? Jūs negalite pakeisti savo santykių, kol neperrašysite savo vidinės istorijos. Bet tiesiog neįmanoma.
Jūs galite keisti elgesį, bet elgesys yra tik paviršius, ar ne? Jūs galite stengtis, bet pastangos tai yra tik tai stangos, ar ne? Tai yra tik kaukė. Jūs galite mokytis mylėti save, bet širdis vis tiek bus užrakinta, nes, vat netrakinta, suprantit, ir ten, mokausi ir ką, o praktikoje niekaip nesigauna. Jūs galite kartoti afirmacijas, bet jos neįeis į kūną, ne? Jūs galite melstis, gydytis, dirbti, kalbėtis, bet jeigu lojalumo žaizda aktyvi, jūs vis tiek grįšite į tą patį. Todėl transformacija prasideda ne nuo vyrų, kad jis turi pasikeisti, taip, ir ne nuo santykių. Transformacija prasideda nuo jūsų pačios vidinės istorijos, nuo jūsų moteriškumo, nuo jūsų širdies, nuo jūsų džiaugsmo, nuo jūsų energijos, nuo jūsų sielos, nuo jūsų tikrosios moters prigimties. Ir vat, kaip aš sakiau, ar ne, magiška moters kursas gimė grinai iš to, kad tai buvo mano vidinės praktikos, aš tikrai pažįstu ir aš tikrai žinau ir aš esu labai daug pradirbusi savo lojalumo programų, tiek pat lojalumo tėčiui, tiek pat lojalumo mamai, lojalumo močiutei vienai, kur irgi atsivėrė visai neseniai ir aš galvoju, geras, net nemačiau šito, kad aš turėjau šitą lojalumą močiutei, pagal kurį gyvenau, taip, lojalumo tai moteriškai vienos giminės giminiai, lojalumo kitos giminiai, pradirbimų gyvenime iš tiesų labai labai daug. Ir tai vat, grįžtant prie to, ar ne, kad magiška moteris yra nustoti daryti aš pati, nusimti tuos šarvus ir iš tiesų pradirbti bent dalį savo tų lojalumo, ar ne, tam, kad atkurti moterį, kuri vėl jaučia savo kūną, vėl jaučia savo vertę, ar ne, kuri paleidžia mamos ir tėčio istorijas, kuri bent po truputį, bent 1% atidaro savo širdį ir tai jau labai yra kuri pradeda gyventi iš džiaugsmo, ne iš įtampos, kuri jaučiasi matoma, girdima, mylima, kuri nebebijo būti savimi, va ta tikra, supranta, tikra, kuri vėl švyti ir šita programa yra būtent ne apie mokymas, yra apie prabudimą. Ir jei šita dalis, ar ne, jums suvirpino kūną ir jūs jau žinote, kad tai jums, tai labai kviečiame jūs prisijungti ir tiems, kas šiandien prisijungs, toms, kurios prisijungs iki 24 šiandien valandos, yra dar 2 hipnozės dovanų. Taip, tai dabar labai svarbus keli momentai, išbuvote pirmąją beveik pilną valandą, dabar lauks dar meditacinė praktika, tai kažkur po 15 minučių, trumpai atsakysime keletą klausimų ir pristatysime 3 savaičių online kursą Magiška moteris, nes čia vat ir klausia Agnė, kaip perrašyti tą istoriją, ne? Ir man atrodo, čia labai svarbus yra momentas, kad jeigu atpažinai save bent viename iš šių modelių, apie ką Milda šiandien kalbėjo, tai aiškiai yra viena tiesa, kad viskas taip gerai, bet problema yra ta, kad tie seni vidiniai scenarijai, tiesiog valdo tavo santykius, valdo tavo gyvenimą. Kartais suprasti jau yra gerai, mes šiandien šiek tiek supratom, bet suprasti neužtenka, reikia suprasti, kad šie modeliai gyvena daug giliau, emocijose, pasąmonėje, kūne, kur dar Milda, kur tie modeliai visi gyvena. Nes, atrodo, apčiuopiama yra, kai aš pykstu, elgiuosi, kažkaip ten panikuoju arba pritraukiu vis tos pačius ten santykius kažkokius arba scenarijus. Tai mes taip matome, ne? Bet mes nematome tų pasąmoninių dalykų, mes nematome to, kas yra giliau. Kaip tu padedi pamatyti per kursą Magiška moteris? Žinai, pirmas dalykas, reikia suprasti, kad mes tikrai nepamatysim visų modelių ir tikrai jų nepradirbsim per kursą Magiška moteris, tai bus pradžia, taip, tai bus pradžia, o toliau bus kelias, nes mes galime pradirbti tik su tais, kam mes esame pasiruošę, nes su skausmingais momentais savo gyvenime mes labai dažnai nesam pasiruošę ir vėlgi gerbti šitą procesą ir eiti į jį su pasitikėjimu ir supratimu, kad viskam yra savas laikas ir kad aš jeigu galiu šiandien bent 1%, tai yra jau labai daug. Galbūt, žinot, kaip jeigu daryti špagatą, jūs jeigu darysit per vieną dieną, jūs galit padaryti, bet paskui bus negrįžtami reikalai, taip? Tai galbūt geriau, žinai, po truputį. Ir Magiška moteris kursas, jisai yra vienas iš tų instrumentų, kurį jūs taikysit tai, kas ten yra, labai ilgą laiką savo gyvenimo ir aš labai tikiu, kad tai taps jūsų tam tikros praktikos suvokimai gyvenimo naujais modeliais, taip, elgesio modeliais. Ir tada jūs jausit, kaip jūsų gyvenimas keičiasi ir po truputį, ar ne, tada galite eiti gilyn, nes tiesiog tai yra procesas. Tiesiog procesas. Taip, tai
Dabar dar paprašysiu Milą trumpai pridėti, ką galima gauti kurso metu. Iš vienos pusės atrodo pažadas nemažas, žinai, kad sumažinsi nuolatinį kontrolės tą poreikį, net gausi lengvumą, kad atsiras daugiau to moteriškumo, atsikratysime nepakankamumo jausmo, net tos savikritikos, atgausim moterišką energiją, jausimės matomą, paleisime baimę būti paliktai, išmoksime kurti pagarbą paremtą ryšį. Ten išsilaisvinsime iš geros mergaitės, ten to tokio, žinai, aukos ir gelbėtojų vaidmenų, ne, išmoksi priimti meilę, kas iš tikrųjų daugelį moterų būna sunku, tiek ir vyrų man taip atrodo, ne, atrodo, tokia labai, čia stiprus, čia atrodo jau gyveni kaip tobulą gyvenimą, ne, jeigu to dalyko atsikratai. Bet kiek tu matai per 3 savaitės, tu padedi tą pirmą pamatą, kaip tu sakai, šitas kursas gali trukti net daugiau negu pusę metų ar metus, tiek gauna žmonės informacijos ir praktikų, kas svarbiausia turbūt yra ne tik informacija, bet ir praktikos. Tai kaip tas pokytis yra pasiekiamas? Žinai, tas pokytis yra pasiekiamas būtent ir yra, kad tai yra praktikos ir tai yra praktiniai dalykai. Ir, žinai, tos pačios informacijos perleidimas per kūną, išjautimas, pabuvimas, refleksijų rašymas, įžvalgų rašymas. Taip, tai va tada tu ne iš proto, o iš tiesų išbūdamas tame procese išrašai. Ir jeigu praktikos yra daromos, o ne tik tai paskaičiau ir viskas, o ne tik tai dar kartą eilinį kartą paklausiau ir toliau nieko nepritaikau savo gyvenime, tai faktas, kad pokyčio to tokio, žinai, nereikia tikėtis. Viskas yra taip, tai kiek darom ir kiek nuosekliai darom, tokį rezultatą ir turim. Negalimgi, žinai, vieną kartą padarę pratimus pilvo presui tikėtis, kad dabar tas pilvo presas čia bus 70 metų į priekį, čia užkočiojom ir dabar bus. Vieną kartą valgai salotą ir jau liekna. Jo, viskas, tada jau toliau bandelės, kruasanai ir... Turime šimtus atsiliepimų, gal ir tūkstančius, nežinau, kiek Milda yra pririnkusi, sako, dėkoju Mildai už magiškos moters kursą, tai geriausia mano investicija į save. Ir sako, toms moterims, kurios galvoja apie magiškos moters kursą, bet vis dar abejoja, ar verta jį rinktis, tai taip drąsinu. Kristina sako, daug naudingos informacijos vienoje vietoje, labai patiko Mildos paskatos, galėčiau klausyti tiesiai šviesiai, konkrečiai be pagražinimų ir labai gerai suveikia. Tai medžiaga, kaip sako, pats geriausias dalykas, kad išlieka visam laiku, galima kartoti ir kartoti tol, kol bus internetas. Gražina sako, daug Mildos Sabienės mokymų išklausiau viešoje erdvėje, kaip jūs šiandien tai padarėte, bet kursai visai kas kita. Tai praktika, o ne tik teorija. Rekomenduoju, dėkoju Mildai, kad veda prie kūrėjo plano mums moterims. Živilė sako, kad tai yra mano pirmi kursai įsigyti pas Mildą Sabienę ir galiu pasakyti, kad tikrai verti sumos ir veiksmingi. Magiška moteris, 3 savaičių kursai pakeitė daug ką mano kasdienybei, šeimos arte savijauta daug geresnė ir norisi keisti viską dar labiau gerąją pusę. Tai labai dėkoju už visas pastas. Klausimas, kokio pozityvaus pokyčio norite jūs? Tam yra sukurta Magiška moteris 2.0 online programa. Dabar trumpai pristatysime jum visą šitą programą, kurią galite įsigyti. Jeigu norite įsigyti, yra nuoroda komentare. Galite nueiti tiesiog mildasabienė.lt arba paspaudžiate aprašyme būna nuoroda, gal tikiuosi, kad neveikia, bet tiesiog mildasabienė.lt. Ir gera naujiena, kaip ir Milda sakė, šiandien įsigijate šitus mokymus ir gaunate papildomas 2 dovanas: hipnozė kontrolės paleidimas ir hipnozė susijungimo su vidinė mergaitė. Tai prašom, kas norite prisijungti. Dar trumpai apie patį kursą, Milda, tiesiog. Nes kyla klausimas, tai kaip aš čia buvo toks geras komentaras, sako, čia nieko pati tu su jokiais čia terapeutais su nieko pati nepadarysi. Pačiai perrašyti ir su geriausiais specialistais dėl nėra neįmanoma. Be kūrėjo, kuris mus ir sukūrė. Tai ves uždarais ratais. Būna tokių frazių. Ne, tai žinoma, čia žinai. Tai žmogus turintis labai daug patyrimo. Žinai, labai smagu, aš linkiu jums matyti, jūs papuolat pas tokius specialistus. Tai, ką aš galiu pasakyti, mano patirtis yra kitokia, dėka tų žmonių, tų mokytojų, tų specialistų, aš labai daug ką persirašiau ir mano Dievas ir mano kūrėjas gyvena su manim viduje. Ir man jis tikrai labai daug padeda, tai aš galiu, kaip sakant, žinai, kaip yra, jūsų žodis, jūsų, tebūnie jums pagal tai, kaip jūs sakot, jūsų užsakymas. Ašgi negaliu žmogui atimti jo tikėjimo, čia yra tikėjimas, aš tikiu vienaip, tas žmogus tiki kitaip, kiekvieną savaip.
Tai trumpai pristato Magiška moteris 2.0 programą, pilnas aprašymas yra mildasabienė.lt. Tai atrasti tikrasias priežastis, kodėl santykiuose kartojasi tie patys scenarijai, nors keičiatės, gal bandat kažką daryti, stengiatės, darot viską teisingai, suprasti, kaip užspaustos emocijos, nuolatinis kontrolės poreikis, baimė būti paliktai ar per didelė atsakomybė tyliai formuoja jūsų santykius, savivertę ir moteriškumą. Gilės transformuojančios praktikos, dalį toj praktikos patirsite, tai bus tik tai pradžia, jau po keletos akimirkų, kurios atstato jūsų moterišką energiją, tą jūsų dalį, kuri traukia, kviečia, o neprašo, tikinėja ir tempia viską viena. Tai, kaip Milda sako, ta magiška moteris tokia, lengvume moteris gyvenanti, nes su daugiau meilės, su daugiau džiaugsmo, su daugiau šypsenos. Tai jūsų laukia Mildos asmeninė pagalba atsakant į klausimus ir bendruomenės palaikymas, kad visada žinotumėte, jog esate teisingam kelyje. Neribota prieiga prie kurso medžiagos. Moteris, kai kurios kartoja po 2 ir nežinau, kokius rekordus Milda esi mačius, nežinau, matai viską, kiek kartoja, bet neskaičiuoja. 2 ir daugiau kartų, tiesiog nes kiekvieną kartą atranda vis gilesnių klodų. Kainą matote ir tai yra žemiausia dabar įmanoma kaina. Papildomos 2 dovanos, jeigu įsigijate kursą iki šiandien 24 valandos, hipnozė kontrolės paleidimas, hipnozė susijungimas su vidinė mergaitė. Trumpai, Milda, kam šitos hipnozės reikalingos? Kontrolės paleidimas yra irgi apie savo vidinių šarvų nusiėmimą, tai yra kontrolės paleidimas vidinių šarvų nusiėmimas, o, žinai, tas susijungimas su savo vidinė mergaitė, kadangi pas mus ten daug skausmo visokiausių, žinai, kaip vaikai mes mėgstam turėti savo patirtis, taip, nepaisant to, kokios ten istorijos buvo, bet labai sveika nueiti ir, žinai, pabūti su savo tą vidinę mergaitę, kad tiesiog ji irgi būtų mylima. Nes kol vidinė mergaitė yra palikta ir jai labai baisu, ar ne, tada yra ir šarvai, tada yra ir aš pati, ir tada ten daug lojalumo. Taip, tai kas norite iš tų dovanų, iki šiandien 24 valandos, spaudžiu nuorodą komentare, spaudžiu nuorodą prašymę, arba mildasabienė.lt, tiesiog paprastai. Tai galite įsigyti šitą online programą, Magiška moteris 2.0. Taip pat galite gauti dar stipresnį pasiūlymą, kaina gaunasi daug mažesnė, galite paskaičiuoti, plus moteris magnetas, gaunate kursą, jį galite turėti tik tokiu atveju, jeigu praėjote Magiška moteris 2.0 ar, tiesiog, man atrodo, ir santykių kursą, nors. Tai ir galite 3 maxi planą pasimti, gaunasi dar stipresnis pasiūlymas, dar mažesnė kaina perkant. Jeigu po vieną kursą pirktume, tai dar papildomai sėkmingų santykių paslaptis. Su šituo kursu, kas yra įdomu, kad ten dalyvauti gali ir vyrai atskirose grupėse, bet, čia šiandien dienai pasiūlymas yra damoms. Tai gautumėte, jau intensyvaus augimo pusę metų, o augimo tikrai užteks ir porai metų ten su visom užduotim ir praktikom. Tai, nežinau, Milda, reikia kažką pridėti apie šitus praktikas, nes... Aš galvoju, kas norės, tas nueis pasiskaitys. Mes turim dar šiandien klausimus. Galite spaudus tą pačią nuorodą. Kursas vyksta Teachable platformai, Telegram grupėje, 2 kartus per savaitę video paskaitos, kurių trukmė 1 valandą, visos 6 valandos, 2 klausimų atsakymų sesijos, praktinės užduotys meditacijos, kad teorija pavirstų rezultatais ir įrašai prieinami neribotą laiką. Tai prašom, mažiausia kaina galioja iki trečiadienio 24 valandos, registruokis mildasabienė.lt ir dar kartą primenu, kas šiandien įsigijate iki 24 valandos, galant papildomas 2 hipnozės dovanų. Tai prašom drąsiai tai padaryti. Pažiūrėkit, kuris planas iš šitų jums labiausiai tinka ir patinka. Tai dabar skirime 8 minutės keliam klausimam, keliam komentaram. Gerai, Milda? Ir tada eisime prie mūsų meditacinės praktikos. Gerai? Tai va. Taip. Einam prie tokių klausimų, kur čia mačiau, kad tokie būna visokie, žinai, įdomesni. Ar galima atkurti moterį, kuri ne aš pati ir nesu šarvu, būnant santykius ir gyvenant kartu su vyru, kai jis yra sveikas, bet nepažįstamas ir netraukia šiuo metu? Tu nuo jo tolsti. Ar galima atkurti moterį, kuri ne aš pati? Kaip jums būtų nustoti meluoti savo, kad jūs nesat aš pati ir kad jūs nesat su šarvais? Ta prasme, nes jūs suprantat, kad vyrai šiaip jau nesitraukia nuo moters, kurios širdis atidaryta. Pas jūs ten šarvų yra daug, o jūs savo meluojat, kad jūs nesu šarvais. Suprantat, pradėkim nustoti savo kabinti makaronus ir nustoti pudruoti savo gyvenimą ten, kur pudros nereikia, nes rezultatas jis parodo viską. Va šitoj vietoj šarvai, maks, galbūt jūs ten brilikais juos užklijavot ir galvojat, kad jeigu spindi, tai šarvų nesimato.
Nes jeigu jūs tikrai gyventumėt, ar ne, va, tą atvirą širdimi, būtumėt pradirbusi ten lojalumus, ar ne, bet ten taigi daug kančios, daug skausmos, taip toliau, jūs galite sakyti, kad ne, bet ten ryškiai visko labai daug, ne, jūs tik protas nenori atsiminti, nes jis toks labai yra gudrus pas mus. Ir tada turit rezultatą. Ir tada pasirenkat vyrą, kuris atsitraukia. Vat kaip įdomu, suprantat? Vat jūs tokia gera, o vyrą tokį gaut, vat tokį. Tai kaip čia dabar taip? Bet žinot, kaip yra patarlė, atitiko kirvis kotą. Ir rezultatas, mes galim savo meluoti kiek norim, bet iš tiesų va, tas gyvas rezultatas, faktas, parodo, kaip yra iš tiesų. Tai aš labai linkiu jums nusimti rožinius sakinius, nusimkite tos brilikus, geriau pasidarykite iš jų apyrankę, dar kažką ir pamatykite šarvus. Vat tada prasidės judėjimas. Dėkuoju. Tai atsiminkit, kad ne visi atsakymai yra saldus, bet jie tiesiog yra tam, kad turėtume transformaciją. Ir, tiesiog išgirskit, tuo metu gali dabar paskaityti keletą mūsų atsiliepimų, norim atsakyti dar kelis klausimus. Sako, kai būnu su kitais žmonėm, o ne su partneriu, tai būnu ir moteriška, ir patraukli, ir džiugi. Kodėl visą tai dingsta prie to partnerio? Kai suprantu, prie antros pusės. Kur čia magiškumas moteris dingsta, ar kas čia įvyksta? Nes jis sako, kaip perrašyti tą istoriją, žinai, kaip perrašyti. Žinai, man pirmas dalykas klausimas, kaip pas jūs buvo vaikystėje, ar ne? Ar jūs turėjot saugumą ar neturėjot saugumo. Kitas dalykas gali būti, kad jums šitas vyras savaime suprantamas ir jūs veikėt iš labai infantilios pozicijos. Ten, kur yra nepažįstama dar, ne? Žiūrėkit, kaip vaikai. Nuėjo į parduotuvę, naujas žaislas ir tada jie griebia, nori naują žaislą ir tas įdomu, parsineša namo, vieną dieną valandą pažaidžia, viskas nebeįdomu, ar ne? Ir tėvai gali sakyti, žiūrėk, vaikeli, ir šitas dar įdomus žaislas, nebeįdomu. Tai vat kažkame pas jūs yra labai daug infantilumo, kur jūs lygiai taip pat elgiatės. Ir čia man irgi iškyla klausimas apie saugumą, nes ar jūs suprantate, ar ne, va tą meilę kaip saugumą, ar jums reikia dramos. Ir tada pas jūs gali ir šitas labai ryškiai pasireikšti. Tai va čia, jums pamąstymui. Gerai, dar keli klausimai. Dar galite greit parašyti, nes turime dar 4 minutės atsakyti klausimus. Taip, kaip suprasti, kur ta problema buvo praeitie? Nesuprantu, kokį vietą reikia pradėti. Pavyzdžiui, šiandien daug kas komentavo, kad šitam požymį matau visuose, beveik visi, sako, jau krūpų darosi, ne, kiek matau, kiek pažįstama yra, bet kaip pradirbti? Kaip tu kurse magiška moteris padedi moteriam atrasti tą šaknį pradžios? Dar kartą. Kaip suprasti, ar problema buvo praeitie, nesuprantu, kokią vietą reikia pradirbti. Šiaip suprantat, kad problema visada yra praeityje, jinai negali būti dabartyje ir negali būti ateityje. Niekaip. Tai yra istorija. Ir kai yra pradirbimas, vėlgi, kursai jūs einat per kursą, tam yra teorijos, tam yra praktikos ir visa kita, jūs pradirbinėjate ten jau toliau, kai giliau, kam nelabai sekasi, tada jau yra asmeninės sesijos, kur jūs galite ir tada einam, kur galim nukeliauti į prenatalinį laikotarpį, kitus ten reikalus ir dalykus, kurie yra. Taip, maks 3 minutės keliam klausimam, tai Milda tikrai galėtų klausimus atsakinėti ir po pusvalandį, ir po ilgiau, bet nėra tokio tikslo, trumpai atsakom, visi atsakymai bus kursuose, ar mini plane, ar midi plane, ar maxi plane, pasirinkite, kurį norite, ar prabudimas, spindėjimas, ar magnetizmas, tai magiška moteris 2.0 superinė pradžia. Jeigu norite daugiau moteris magnetas, jeigu norite dar daugiau sėkmingų santykių paslaptis, transformuokite ne tik moteriškumą, bet ir savo santykius. Tai prašom nuorodą komentare ir aprašyme. Ir stiprus klausimai. Taip, apie konsteliacijas gal neverta dabar kalbėti, aš nežinau, sako, nori diplomo, tavo dar kažko. Prasme, o kas jūs čia esate dabar, kontrolierė, ar jūs netikit, gal jums dar mano verslo psichologijos magistro diplomo parodyt, pažymus parodyt, kuriuos gavau. Jo. Tai čia, tiesiog, žiūrėkit, aš jums galiu parodyti jums nuo to, kas nors pasikeis. Jums daug žmonių gali parodyti diplomus, o daryti šūdų, ta prasme, kaip, atsiprašau, taip pasakysiu, šūdinai daryti, suprantat. Tai va šitoje vietoje jūs eikit palei jausmą gerai, o ne palei diplomus. Taip, dėkuoju. Tiesiog šiaip norėjau, žinai, tai gerai, labai daug. Wow. Sako, ar jūsų magiškos moteris kursas tinka jei ne tik santykiuose, bet ir darbuose nesiseka. Būnu pasimetus, vis keičiu darbus, nes jaučiuosi nesaugiai ir tuo pat daug specialybių domina.
Taip gali, nes, vėlgi, jūs darot, žinot, kaip yra sprendimas, viskas prasideda nuo tos vidinės ašies. Kai jūs pradedate džiaugtis gyvenimu, jūs į gyvenimą einat iš kitos būsenos, taip? Ir tai jau yra labai daug. Tiesiog. Nes, žinot, kaip yra, jeigu jūs esat liūdna, jūs darote vienus sprendimus, jeigu jūs esat ten džiaugsminga ar mylinti, jūs darot kitus sprendimus. Nes jūs puikiai suprantat, ar ne? Oi, saulė šviečia, šiandien nuotaika gera, oi, lietus lyja, šiandien nuotaika bloga, ar ne? Jeigu aplinka daro jums įtaką, tai jūs per savo būseną labai stipriai darot savo įtaką. Dėkoju. Dar trumpas. Ar visada tas partneris keičiasi man pasikeitus? Nes jeigu norisi transformuoti santykius, ne? Rasos prieš tai buvo klausimas, bet jis toks labai manipuliacinis, tai iškart galiu pasakyti, Rasa, jeigu jūsų tikslas yra eiti į kursą tam, kad jūs norit pakeisti santykį, aš labai kviečiu jūs palaidoti šitą idėją, nes tai yra labai stipri manipuliacija ir prievarta ir smurtas prieš kitą žmogų, pasakysiu jums taip tiesiai šviesiai, taip? Nes jūs taip gudriai moteriškai užviniojat ir ne savo rankom sakysit, žiūrėk, dabar aš biškai pasikeišiu, biškai to šarus nusimsiu, bet realiai tai mano tikslas, kad pasikeistum tu. Taip? Tai vat, kai jūs, žiūrėkit, užaugat ar ne, ir kai jūs leidžiat savo nusimti šarvus, ir leisti savo būti tokia ir iš to savęs kitokios pozicijos, tos tikros, ta, kuri pradeda pažinti save, ta, kuri pradeda patys užsitikrinti saugumą, ta, kuri pradeda mylėti save, ta, kuri pradeda vertinti save. Jūs pradedate kitaip žiūrėti į pasaulį. Nafik jums tas partneris, kuris yra netinkamas. Gali būti visaip, suprantat, N+K gali būti variantų. Partneriai keičiasi, va taip, kur būna santykiai ir moteris rašo, kad oje, tu vyras ten toks, anoks, o paskui žiūrėk, pys pradėjo ten. Ir daryti, ir dėkoti, ir padėti, ir prisidėti, ir finansiškai išlaikyti, ir tokių būna. Būna, kad išsiskiria, nes viskas, moteris supranta, kad nuolio, ar ne? Ir išeina iš santykių, ir išeina į geresnį gyvenimą. Tai klausimas, ko jūs norit, ar ne? Jūs dabar bijot nusimti šarvus, nes, tapsime, va toj kančioj, kurioje esate įpratusi gyventi, yra feng shui, taip, ir nedaug dievė gyvenimas pagerės, nedaug dievė, ne, tas geresnis gyvenimas man nėra pažįstamas, todėl aš norėčiau, ar tas netinkamai pasirinktas partneris pasikeis. Pirmas dalykas, nėra netinkamai pasirinkto partnerio. Kiekvienas partneris, kurį jūs pasirinkot, jis labai tiesiai šviesiai, va taip tiesiogiai atspindi jūs. Ir jeigu jūs sakot, kad netinkamas partneris, pasižiūrėkite į veidrodį tada, ne? Nes nėra netinkamų partnerių. Nėra. Jūs negalit nueiti į veidrodį ir matyti ten mano atspindžio arba Sauliaus atspindžio. Negalit. Jūs ten, jeigu nueinat, jūs matot savo atspindį ir žiūrit į savo akis, savo šukuoseną, savo veidą. Tai lygiai taip pat partneris atspindi jūs, suprantat? O būna visai. Ir čia nėra garantijų, bet būna geriausiai, kaip gali būti. Taip, liko dar fainas komentaras, bet aš Mildai perduosiu, gal neatsakys per kitas transliacijas, nes tiesiog laiko tam nebėra. Tai dabar eisim prie meditacinės praktikos. Tai pasiruoškite ramią vietą, saugią vietą, kad visais būtų pasirūpinta gyvūnai. Aš dar vieną klausimą, kol jūs... Nori vis. Gerai, aš tau buvau nusakęs, bet aš turėjau... Aš vieną turiu, Janina, kuri buvo kurse, užduoda klausimą, taip, kas manim negerai, kad jausmai suaktyvėja, horizonte atsiranda nors ir iliuzinė konkurentė, kaip ir nereikėtų to laukti. Pirmas dalykas, Janina, tai yra savo vertės klausimas ir čia lygiai taip pat, ar ne, kad kažkurioje vietoje tu dar neleidi savo būti savo seksualume, savo magnetizme ir tu lyginiesi, ar ne, dar kažkur esi užspaudusi. Ir čia tik panagrinėt, kurioje vietoje tu esi užspaudusi, arba kurioje vietoje tu užmiegi ant laurų ir tave pabudina tik tai tuomet, ne, vėl, suaktyvėji, kai atsiranda tavo supratimu konkurentė. Tai labai nuostabus dalykai, suprantat? Dėkuoju, Milda. Tai aš tą klausimą tau išsaugojau, tau atsiųsiu, tai nepykit, kad ne visus komentarus, bet 90% tikrai atsakėme. Dabar rami vieta, jūs paskirkit laiką savo, gyvūnai turi būti saugus, vaikai saugus, partnerių pasirūpinta, aš pati dar valdykite ir giliai įkvėpkite, ramiai savo skirkite apie 8 minutės, tada turėsime trumpą refleksiją ir uždarysime mūsų šitą ypatingą stiprų susitikimą su Milda Sabienė. Tai ačiū, prieš einant į meditacinę praktiką paspaudžiam laiką. Ačiū. Ok. Tai taisykite patogiai ir leiskite savo kūnui rasti atramą. Leiskite nugarą išsitiesti tiek, kiek jį pati nori.
Tiesiog nieko neforsuokite. Tiesiog būkite. Užmerkite akis. Iškvėpkite. Ir įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Ir įkvėpkite. Be pastangos, be kontrolės. Leiskite kvėpavimui vykti savarankiškai. Lėtai, lėtai. Dar kartą. Įkvėpkite, iškvėpkite. Leiskite savo įkvėpti giliai. Ir iškvėpkite, leisdamos kūnui atsipalaiduoti bent 1% labiau. Pajauskite, kaip po truputį ima švelnėti, gležnėti jūsų pečiai. Atpalaiduokite kaklą. Atleiskite žandikaulį. Ir leiskite kūnui iš įtampos po truputį pereiti tiesiog į buvimą. Dabar labai švelniai nukreipkite dėmesį į savo pėdas. Pajuskite jų svorį, atramos taškus, paviršių po jomis. tą šilumą ar vėsumą, kurį juos liečia. Tiesiog leiskite pojūčiams būti tokiais, kokie jie yra. Ir nieko nereikia keisti. Ir dabar perkelkite dėmesį į blauzdas, į kelius, į šlaunis ir leiskite joms suminkštėti. Įkvėpkite ir iškvėpkite švelniai į visą dubens sritį. Pajuskite, kaip su jūsų iškvėpimu jūsų dubuo atsileidžia. Ir dar kartą įkvėpkite. Ir iškvėpkite atpalaiduodamos savo dubenį. Ir dabar dėmesys keliauja į krūtinę. Tiksliai tą vietą, kur gyvena jūsų širdis. Uždėkite delną ant krūtinės. Ir leiskite šilumai iš delno pereiti į kūną. Pajuskite širdies ritmą. Gal tai švelnus pulsas, gal tylus virpėjimas. Gal lengvas tuksėjimas. Bet kas tai bebūtų, tai jūsų širdis, jūsų gyvenimas, jūsų kelias. Ir dabar įkvėpkite tiesiai į širdį. Ir su iškvėpimu paleiskite viską, kas šiandien jums buvo per sunku. Ir dar kartą įkvėpkite švelniai. Ir dar švelniau iškvėpkite. Ir leiskite savo širdžiai truputį atsiverti. Net jei tik 1 milimetru. Ir dabar įsivaizduokite priešai save mažą mergaitę. Ta, kuri kadaise buvote jūs. Jai galbūt 4, gal 6, gal 9 metai. Leiskite jai pasirodyti tokiai, kokia ji nori būti. Pažvelkite į ją, į jos akis, jos laikyseną.
jos veido išraišką. Pajauskite, kaip ji jaučiasi. Ar ji vieniša, ar įsitempusi, o galbūt prisėmusi per daug. Ar ji laukia, kad kažkas ją pasirūpintų? Ar jis slepia jausmus? Ar bijo būti matoma? Tiesiog žiūrėkite. Be vertinimo, be taisymo, be kontrolės. Tai jūsų širdies tiesa. Ir dabar švelniai savo mintyse ištarkite jai. Aš čia. Aš tave matau. Aš tave girdžiu. Tu man svarbi. Ir pajuskite, kas vyksta jūsų kūne. Galbūt minkštėja jūsų vidus. Galbūt šiluma nuvilnija į jūsų krūtinę. Gal suaktyvėja jūsų kvėpavimą. Ir dar kartą mintyse pasakykite jai. Tu nebeturi būti stipri dėl kitų. Aš esu čia, už tave. Ir leiskite mergaitai patikėti. Net jei tai tik 1%. Ir dabar už jūsų mažosios nugaros pamažu ima ryškėti 2 figūros. Mama ir tėtis. Jie gali būti tokie, kokie buvo jūsų vaikystėje, ar tokie, kokie liko atmintyje. Tiesiog leiskite jiems būti jūsų erdvėje. Jie tiesiog stovi. Jie nieko iš jūsų neprašo. Ir dabar mintyse pasakykite. Aš matau jūsų gyvenimą. Jūsų skausmą. Jūsų istoriją. Bet ši istorija ne mano. Ir aš paleidžiu tiek, kiek galiu šiandien, tai, kas man nepriklauso. Ir iškvėpkite. Ir įkvėpkite. Ir su iškvėpimu leiskite savo paleisti tai, kas ne jūsų. Ir dar kartą įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Ir dabar švelniai priglauskite savo vidinę mergaitę prie savęs. Tiesiog apkabinkite ją, mintyse ar pojūčiu. Ir pasakykite jai. Aš pasiimu tave su savimi. Tu esi mano dalis. Tu esi mano širdis. Nuo šiandien tu saugi su manimi. Ir pajuskite, kaip jo širdis prisiglaudžia prie jūsų krūtinės. Kaip jos kvėpavimas sinchronizuojasi su jūsiškiu. Kaip jos įtampa po truputį tirpsta. Ir tiesiog jūs leidžiate jai būti mylimai. Ir leidžiate jums pačioms būti švelnioms savo. Ir dabar įsivaizduokite švelnią, auksinę, moterišką šviesą. Ji pradeda tekėti iš viršaus pro viršugalvį, pro gerklę, krūtinę ir leidžiasi per visą kūną. Tai yra jūsų tikroji energija, jūsų moteriškumas, jūsų šviesa ir jisai toliau leidžiasi per kojas, išeina per pėdas. Keliauja iki pat žemės centro
susijungia su juodąja saulė ir grįžta į viršų, pasiekia jūsų pėdas ir pildo jūs. Tai yra jūsų minkštumas, kuris gimė su jumis. Ne tas, kurį turite sukurti, o tas, kuris jau visada buvo jūsų viduje. Ir leiskite energiją einančią iš viršaus ir iš žemės centro tekėti į dubenį. Sklisti po visą kūną. Ir šita šviesa nėra išmokstama. Jis sugrįžta, kai moteris prisimena save ir sugrįžta į save. O dabar tiesiog kvėpuokite. Nieko nereikia daryti. Nieko keisti. Nieko taisyti. Tiesiog leiskite kūnui būti. Leiskite širdžiai būti. Ir leiskite savo būti. Ir kai būsite pasiruošusios, lėtai, labai lėtai, grįžkite į čia ir leiskite savo pajusti sėdmenis. Pajuskite paviršių, ant kurio sėdite. Pajuskite savo pirštų galiukus ir pajudinkite juos. Pajuskite kvėpavimą ir tik tuomet, kai kūnas bus pasiruošęs, atmerkite akis ir grįžkite į čia ir dabar. Milda, ačiū tau. 2 minutės mūsų užbaigimui viso susitikimo. Tai labai prašom pakomentuoti, kokius gal kūno pojūčius, jausmus ar emocijas jautėt, kokius suvokimus gal atradote. Tai yra tik pirmas žingsnis. Teisingai, tai nėra ta visa sistema, kurią tu duodi magiška moteris 2.0 kurse. Tai taip pat primenu, kad šiandien iki 24 užsiregistravusius gaunat papildomas 2 hipnozės, tai kontrolės paleidimas ir susijungimas su vidinė mergaitė. Tai nesvarbu, kurį planą pirksite, ar mini, ar midi, ar maxi, tai prašom, tos dovanos jums priklauso. Rašysite nuostabius atsiliepimus, garantuojame, jeigu tikrai perėsite visą kursą. Taip pat kviečiame toliau panaršyti puslapyje mildasabienė.lt, rasti visą aprašymą ir tiesiog visas pirkimo nuorodas ir sekti Mildą Facebook'e, Instagram'e arba YouTube kanale. Nu va, tai ašaros riedėjo, buvo stipru, verkiau visą laiką, dėkingume kažkas buvo, kažkas dar verkia. Ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi ir labai dėkoju Jums už Jūsų jautrumą. Ir už tai, kad leidote savo jausti, patirti, ir tai yra labai didelė dovana. Ir ką tai duoda, pavyzdžiui, kurse irgi moteris jaus, kai kurios ir ašarų, kai kurios kaip tik ir daug šypsenos pajaus, meilė savo, ne. Ką tai, kaip tai transformuoja, kaip vyksta ta gili transformacija? Žinai, pradeda šarvas tirpti. Tiesiog, žinai, pradeda šarvas tirpti, pradeda ledas tirpti. Ir kai mes pradedam tą susijungimą su savim, sugrįžimų į savo vietą, patyrimų gyvenimo iš kitos būsenos ir pozicijos, mes pačios savo įteikiam gyvenimo dovaną. Pačios, supranti? Ir tiek tai reikia, nereikia arti, supranti, nereikia ten daryti sunkių dalykų, nereikia. Iš tiesų, moteris yra tokios galingos, tokios stiprios. Ir mūsų visa magija iš tiesų yra per būsenas. Ir tą būseną jūs šiandien patyrėt. Ir jeigu jūs tai patyrėt, jūs galit. Taip, o visa kita, kai irgi einam iš kitos būsenos, eina su lengvumu, su džiaugsmu, su malonumu, su pasimėgavimu, su žaismingumu. Tai yra, suprantat, atsiranda rojus žemėje. Tada mes šiek nepasikankint atėjom, bet mes pradedam mokėti džiaugtis. Ir tai yra labai didelė prasmė. Labai. 98,1% šiandien komentarų, kad apsiverkiau. Dėkoju ir taip toliau, stipru, visą kitą čia vien apie tai. Šiurpas eina, jauti įtampas, kai kas į dubenį, pečių juostą. Ir čia jūs šiandien žengėt pirmą žingsnį į savo transformaciją. Antras žingsnis, vienas iš šitų pasirinkimo planų, pasinaudokite galimybę
pasiimkite papildomas dovanas ir atsiminkite, kai moteris pasikeičia viduje, vyrui nebereikia taisyti. Niekam nebereikia jos taisyti. Santykiams nebereikia kovos, o meiliai nereikia įrodymų. Esi tokia, kokia esi, o tokia, kokia dabar ta su mažiau šarvų. Kažkas sako, tipo, jos gražus balsas, tik keiksmažodžiai truputį nejaukiai skambėjo. Sako, tavo gražus balsas. Čia tik tai ištiktukai. Tai va, Žiūrėkit, jeigu nejaukiai skamba, tai ką darysi ir jums reikės išmokti keiktis gražiai. Vat šventuolis susirinko, ne? Suprantat. O kaip kitaip? Kaip kitaip? Nu, daug iš tikrųjų čia paleidimų, daug vyko atsiverimo, tai tęsite toliau. Kas tęs, tai nėra ką jums sakyti, Milda niekada neįtikinėja, niekada nepardavinėja kažkaip ten, jau viską, ką reikėjo, tai išgirdot, pamatėt, kad yra stipri vedlė, Milda Sabienė, jinai gali jums padėti per vieną, kitą ar trečią įrankį, tai dabar artimiausias yra Magiška moteris 2.0, kas turite išskirtinai sunkia kažkokią, atrodo, jums neįsprendžiamą ten situaciją ir turite daugiau finansų, mažiau laiko, gal neturite tiesiog kursui ir galite sumokėti už vieną konsultaciją, tiek kiek kainuoja kursas, tai kreipkitės, rašykite asmeniškai Mildai, kur Mildai tau rašyti dėl asmeninių konsultacijų. Milda Sabienė.com puslapyje yra, bet jeigu nerasit, tai tada per Instagram ar per Facebooką parašykite, atsiųsiu nuorodą. Taip, tai čia, kaip sakoma, kas jau ten verslus turi, kas ieško kažkokių klausimų, kodėl kažkas neina, nesiseka, tai vis tai, ką galima tai padaryti, bet Milda vis laik sako, geriau praeikit bent vieną kursą, bus paprasčiau, sutaupysite daugiau. Dovanos gyvai atliekamos ar galima online, viskas galima online ir online daug paprasčiau, žinokit. Tikrai. Milda, mes užtempiam 6 minutės ir 13 sekundžių, o tai jau yra vyšnė ant torto. Ačiū visoms, dėkojam, tinka dukroms, tai aišku, tinka. Tik tai reikia pastarti, nuo kokio amžiaus Milda prileidė merginas prie Magiškos moters. Aš kurios jaučiu žinai kaip yra, jeigu jau eina konsultacijos, aš visada apie tai, kad patys turi norėti. Aš priimu tik tai tokius klientus, kurie patys turi norėti. Galima kurso nepirkti, dovaną nusipirkti. Žinokit, jūs galite hipnozės nueiti ir nusipirkti atskirai, taip, galit, viskas su tuo gerai. Galite pirkti kursą ir jį pradėti vėliau, irgi galite. Tai mes iš tiesų, tai nėra taip, kad jisai išsijungs, nes jisai yra toks didelis ir gilus savo talpa ir todėl neužrakinu ir neuždarau ir aš manau, kad tai yra sąžininga, kad jeigu jūs nusipirkot, jūs tiesiog tai turit ir jūs galit kartoti ir eiti savo tempu ir galbūt jūs eisit pusę metų, galbūt eisit metus, galbūt 5 metus tą kursą eisit, viskas gerai. O yra hipnozės iš tiesų mildasabienė.lt, jų yra daug daugiau, jūs galite nueiti, pasižiūrėti ir lygiai taip pat įsigyti. Tai, ta prasme, variantų N+K, čia šiandien tiesiog dovana tom, kurios nori prisijungti prie kursų Magiška moteris, va šitos 2 hipnozės yra dovanų. Taip, tai vertė 108 €. Jeigu norite atskirai ir nenorite kursą, prašau, tikrai negaila. Taip, nors iš tikrųjų gal ekonomiškai žiūrint, apsimokėjau pirkti kursą ir gauti dovanas ir visą kitą, bet kiekvienas, kaip sakoma, gyvena taip, kaip nori, teisingai. Taip, ačiū visom, ačiū labai. Ir Loreta, jeigu širdį labai spaudžia, tiesiog pakvepuokit, uždėkit ranką ir pabūkit, pabūkit su tą meilę savo būseną, ne? Nes tai vadinasi, jūs labai daug laiko pamiršot save. Ir dabar, tas jausmas, kai save prisimena, taip, tai čia tik apie tai, kad duoti meilę savo. Daugiau. Gerai? Viskas. Matau, kad Milda norėtų dar pabendrauti. Bet viskas jau. Atsibučiu. Pasidalinimas, tai Milda, atsisveikinam su tavim, ačiū už patiktukus, aš dar minutę čia liksiu, gerai? Dar kartą kitas klausimas. Iki. Taip, tai damos, vyrai, kas čia jūs esate, tiesiog dar kartą paskutiniai dalykai.
pasirenkame vieną iš šitų paketų, jeigu tik norime transformacijos, nueiname mildasabienė.lt ir arba tik tai magiška moteris kursas, arba magiška moteris plus moteris magnetas, tai pagilintas kursas moteriams ir po to yra dar plus santykių kursas, jis yra tinkamas tiek vyrams, tiek moteriams, tai gali dalyvauti ir poros, gali dalyvauti atskirai, tiek vyrai, tiek moteris, bet atskirose grupėse Milda turi tokią strategiją surinkusi, kad skirtinga informacija, nes čia skundėsi, o kur vyram, vat yra irgi santykių kursas, tai imkite, kas jums labiausiai patinka, pasimkite dovanas iki 24 valandos perkant dvi hipnozės, viską rasite mildasabienė.lt. Jeigu norite asmeninės konsultacijos, jos konsultacija, kiek aš paskutinį kartą girdėjau, kainuoja 250 €, tiek pat kiek realiai kursas, tai taip, ten be galo stiprios gydančios transformacijos, bet, Milda sako, praeikit bent vieną kursą prieš tai, praeikit bent vieną kursą, sutaupysite laiko, energijos ir daug visokių kodėl, o gal konsultacijos ir nebereikės. Tai ačiū jums visiems ir visom, aš Saulius Bagdonas atsisveikinu, jeigu turit klausimų dėl paties kurso ar kažkokių kyla neaiškumų, rašykite Instagrame Milda Sabienė. Tai kviečiu sekti toliau Mildą ir prašom, ar vienos hipnozės užtenka? Žinot, kaip pasakyti, ar vienos knygos užtenka? Taip, padarysi pokytį kažkokį, teisingai. Ar vieną seminarą užtenka? Taip, padarys kažkokį pokytį. Kartais didesnį, kartais mažesnį. Priklauso, kiek ten skausmo yra, kiek ten visokių įsitikinimų yra. Labai paprasta. Vieniems labai greit viskas atsirakina po vienos praktikos, po vienos meditacinės praktikos ar hipnozės, kitiems reikia daug terapijų, eina pas psichologus metus ir vis tiek turi kažkokį tą procento augimą. O kartais, užtenka, kaip prašo žmonės, kursą praeina 3 savaitės ir ten didžiausi pokyčiai atradimai ir jaučia, kad gyvenimas tiesiog, wow, keičiasi. Tai kiekvienam savo tempu tas pokytis, dėl to ir yra skirta kursas visam gyvenimui. Įrašai yra prieinami neribotą laiką, todėl, kad jūs galėtumėt pakartoti ir dar pagilinti. Nes kartais būna, kad iš pirmo karto atrandam vieną sluoksnį, antrą kartą kitą, trečią ir taip toliau. O praktikas, kaip hipnozės, meditacinės praktikas, jūs darysite vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir kažkada kažkam čia ašaros ryško, o vėliau kils šypsna, reiškia, jau bus tie šarvai nuimti. Teisingai. Tai meilė savo, savivertė, pasitikėjimas, atradimas savęs iš naujo, apie tai Milda Sabienė. Ačiū jums visom ir visiems. Tai iki greito, sekite toliau Milda Sabienė. Iki. Spauskite nuorodą komentare ir aprašymą. Iki.